Menų ir dizaino mokymo centras dūzgia lyg avilys per medunešį. Tiek idėjų, vejančių, papildančių, pranokstančių viena kitą. Reklamos gamybos dirbtuvėse talentai, gebėjimai, technologinės žinios, naujausiai renginiai nukreipiami svarbiausiam tikslui – būsimojo vizualinės reklamos gamintojo kompetencijoms. Tai viena populiariausių profesijų. O štai meninio metalo apdirbimo dirbtuvėse savuosius šedevrus šlifuoja juvelyrai, mokomi žinomo meistro Giedriaus Vonžodo, kuris šį amatą ir meną myli brandžiai, vadinasi iš tikro ir be iliuzijų. Tai nėra lengvas darbas, tai jis yra pakankamai, tikrai jis yra įdomus, kūrybingas darbas ir juvelyrika aplamai apima daugiau tokių sričių, tai ir kažkoks tai pamodeliavimas, ten papiešimas kažkur, tai aišku pažintis, tai pažintis su metalais, pažintis su brangakmeniais, su tokiais, su įrankiais galų gale. Paskiau ten yra atskiros kažkokios tai tokios, kaip sakant, jau sritis ten, galbūt graviravimas yra jau koncentruojasi, kiti galbūt į brangakmenių statymus, kiti ten žiedų gamybą. Bet jau čia viskas būna, kaip sakant, sekoje, viskas būna po to. O mes savo mokykloje praktiškai duodam tos pagrindinius pagrindus. Paradoksalu juokiasi mokytojas – auksas, sidabras, metalas taurus, bet rankos tai purvinos. Būna jis ir aštrus, ir šiurkštus, ir be poliravimo pastų neapsieiname, kenčia pirštukai. O jei visiškai rimtai, kad sukurtum papuošalą, turi išmanyti ir chemiją, ir fiziką, ir matematiką. Tai tikslumo reikalaujantis mokslas. Be abejo, mes naudojame ir rūgštis, mes naudojame įvairius ten tokias kitas cheminės medžiagas. Tos tokios labai chemijos nereikia, be abejo, mes irgi duodam pagrindus, ta prasme, kuri rūgštis yra silpnesnė, kurią ginkdievę negalima kišti, saugumas galų gale. Kaip pavyzdys, jeigu žmogų ant rankos užtikš citrinos rūgštis, tai nieko nebus, nes jinai maisto pramonė. Bet jeigu užkris azoto rūgštis, deginantis labai smarkiai. Jo, pirminis dalykas, tai be abejo, mes visą laiką skatinam tai idėją. Kaip mokinys eskizuoja, kaip jis įsivaizduoja, kad ir tą patį žiedą, ką jisai naudos, kokias medžiagas. Ar tai bus akmenukai, kriauklė, gintaras, kaulas ir taip toliau. Ir aišku, nupiešti ir sukurt yra viena. Tačiau reikia dar eiti ir prie to, kad tas daiktas būtų iš tikrųjų, kai mes sakom, nešiojamas. Jeigu jis bus griozdas, jeigu jis tarp pirštų nepatogiai gulsis. Tai mes visą laiką ir patariam. Juvelyrinis dirbinys neduona. Taigi, kaip užauginti specialistą, gebantį parduoti savuosius kūrinius, paklausų. Mokytojas tiesus. Apsiginkluoti atkaklumu. Daug mokinių turi tą slaptą mintį tokią, kad aš pabaigsiu mokyklą ir aš jau praktiškai būsiu čia juvelyras. Skaudi realybė netokia yra. Konkurencija yra didelė, pirmas dalykas. Mūsų įranga naudojama, jeigu dirbi kažkur, daleiskim atsidaryti savo kažkokią firmą, įranga yra labai brangi. Taip, kad čia reikia mažai žingsneliais. Aišku, jiems dabar yra savotiškai lengviau, nes yra labai daug visokiausių socialių tinklų, tai jie gali puikiai reklamuotis. 33 metus juvelyro vardo garbę ginantis Giedrius Vonžodas žino, kiekvienas meistras turi savo braižą. Vienam patinka daryti, kaip pavyzdys, žiedus, kitas mėgsta gal daryti kažkokias tai auskarus, kitas graviravimui koncentruojasi. Tai taip kaip sakau ir mokiniams sakau, žinokit, viso tą, kas liečia juvelyriką, taip idealiai negalima išmokti, nes yra labai daug sektorių. Aišku, mokinys jis baigęs, jis tikrai toli gražu nežino visko. Aš netgi visko nežinau. Ir pats dar iki šiol nepaslaptis, tikrai sėdžiu kažkur tai internete ir dar pasimokinu. Nes vis dėlto technologijos, medžiagos eina į priekį labai sparčiai.
tai ir pats pasimokinu. Kantrybė – svarbiausia juvelyro dorybė. Nepasisekė 10 kartą, darys 11. Ir jokio apmaudo. Tokia tikrovė. Aišku, dar reikia įvertinti rinkos diktuojamas sąlygas, mados įnoringumą. Šiuo metu galbūt yra toks minimalizmas madoj. Gal ten gali būti kokia akmenuko eilutė, žinot, bet jinai tokia, taip sakant, kukli. Tai va ir automatiškai mes orientuojamės gamindami. Būtent šiuo metu ant bangos yra va toks. O kas liečia įrangą, tai be abejo atsirado tokie labai daug įrankių, suprantat, kurie pagelbėjo mūsų darbė. Tai ir 3D modeliavimai, ir gaminys iš pradžių daromas iš vaško, po to tik tai liejamas iš metalo. Yra įvairiausi lazeriai, kurie ir suvirina, ir atpjauna. Būna atvažiuoja pas mus į svečius ir žmonės ir tiekėjai, ir supažina ir su įrankiais, ir su brangakmeniais. Taip, kad tokį brandolį mes stengiamės suformuoti tvirtą, jau kad mokinys išeitų tikrai, jis bent jau žinotų, ko jis nori, kažkokius pagrindus turi, ir paskiau tik tai sėkmės. Paklaustas, kodėl, būdamas praktikas, nusprendė mokyti, juvelyras svarsto. Gal nesu toks egoistas, noriu pasidalinti patirtim. Didžiausias džiaugsmas man kaip mokytojui, kad aš matau, kad mano mokiniai, mūsų mokiniai, jie daro, jie eina tolyn. Čia tikriausiai vienintelis dalykas, kuris tave taip tikrai džiugina, tada pamastai ir savo pasakai, reiškia, darau kažką teisingai. Menų ir dizaino mokymo centro bendruomenė, teigdama, jog tvirtai stovi ant tradicijų pamato, bet tuo pačiu yra labai moderni bei šiuolaikiška, neabejotinai teisi. Visai neseniai, vos prieš metus vadinta Kauno taikomosios dailės mokykla, prie kurio šiek tiek ankstėliau buvo prijungta Alytaus dailiųjų amatų mokykla, šiandien ji didžiuojasi ne tik tikslesniu pavadinimu, ugdymo turiniu, jautriai reaguojančiu į kintančius darbo rinkos poreikius, patogiomis mokymosi vietomis Kaune ir Alytuje, o ypatingai lanksčiais pasiūlymais įgyti profesiją, kartu su gimnazijiniu išsilavinimu, baigus vidurinę ar aukštąją mokyklą, arba tiesiog pasirinkus valstybės finansuojamus mokymus, kursuok. Kokiu keliu į menų ir dizaino mokymo centrą beateitum, gyvenime tai bus reikšmingas įvykis, sako dailiųjų amatų keramikos modulio mokytoja Violeta Beržinskienė. Kiekvienas savyje turi tą meno gyslelę, tik ją reikia atrasti paprasčiausiai. Tai bet koks žmogus atėjęs į mūsų mokyklą, kaip sakau, turi ką įsinešti iš čia. Ir tada, kai pamato rezultatą, tada nustemba, kad aš galiu, pasirodo, aš galiu. Tai sakau, čia bet koks žmogus atėjęs gali rasti ramybę, gali rasti save patį. Ne visada tu būsi čia toks keramikas kažkoks tai ir uždirbsi milijonus ar ne. Tu gali būti, rasdamas toj kūryboje ramybę, tu rasi kažkur kitur save. Paprasčiausiai. Ir nereikia čia į tą molį neįsivaizduoti, kad čia tame molyje minkaisi ir viskas. Ir čia yra labai daug dėstama modulių. Tai tu ir kompozicija, ir piešimas, ir lipdymas. Tik tai ką visiems pasakau apie šitą profesiją, kas renkasi, kad čia, žinokit, viskas daroma rankytėm. Ne pirštukais, čiupinėji, lieti, keiti formą, plastiškas molis ir iš jo gali daryti bet ką. Ir kas man labai patinka, kad gali perdaryti jį. Praktiškai nieko neišmeti. Viską, ką tu padarei, jeigu tu liksi savo rezultatu nepatenkintas, tu gali paprasčiausiai grįžti nuo nulinio prie nulio ir vėl per naujo daryti. Tai ta kūryba tokia, kaip sakau, kiekvienas individualiai, nes visi atėję turi savo braižą jau. Turi savo vidų ir tu net, pavyzdžiui, aš iš darbų, aš galiu pasakyti, koks tai žmogus lipdė. Formos, linijos, viską, mūsų charakteris tiesiog visas persiduoda į molį. Sakau, labai įdomi, man tai šita profesija yra nuostabi. Aš pati šitą mokyklą labai seniai esu baigusi. Čia keramikos studijas, 4 metus studijavau seniai ir man po 30 metų man pasiūlė grįžti ir mokyti man.
Tai va tas toksai, kaip sakau, ratas apsisuko, ar ne, ir aš atėjau ir ką man davė, aš dabar galiu atiduoti dvigubai ir trigubai, ar ne, nes žinių be abejo sukaupiau, patirties ir man labai patinka šitas, sakau, amatas ir man nėra žmogaus, kuris sakytų, kad negali ateiti ir mokytis keramikos. Sakau, tik ateina su vienokiais lūkesčiais, o išeina praturtėję. Visi randa čia kažką tai savo. Ir man koks mano tikslas ir moto, kad išėjęs iš čia žmogus būtų patenkintas savimi. Man svarbiausia yra žmogus iš tikrųjų. Keramikos laukas labai platus ir dinamiškas, kaip vietoje nenustykstantis pasaulis. Taip ir keramika. Įranga keičiasi, žaliavos keičiasi, galimybės keičiasi ir mūsų kas yra. Mes galim dabar informacijos gauti iš užsienio, dalintis su užsienio keramikais, bendradarbiaudami, keistis visais medžiagom, potyriais, degimais. Tai čia toj mokykloje mes mokinamės tik tai apie 2 metus tik tai. Tai ir į tuos metus mes viską sudedam, visus degimus, Japonijos patirtis, Vokietijos patirtis, stažuotės pagal Erasmus programą Ispanija, Italija, Portugalija. Tai tas ir yra tie mainai, tas ir yra nuostabu. Tai tas išvažiavimas ir bendradarbiavimas mums duoda tą pasitikėjimą, grįžta su didžiuliu pasitikėjimu. Ir sakom, tai mes per šitą laiką, ką mes čia buvom, labai daug žinių įgavom. Keramikos apibrėžimų, matyt, yra tiek, kiek pačių keramikų. Nes antiek platus spektras to darbo, kad tu gali bet kur rasti save, ne, nuo plytelių gamybos iki interjero dizaino, indai, dekoratyvinė ta visa keramika. Visa tai yra tas molis ir keramika. Man tai asmeniškai keramika yra gyvenimo būdas. Toksai gyvenimo būdas, kur tu pasineri, kur tu gali atsiriboti nuo savęs, nuo viso pasaulio, kur tu gali ramiai dirbti, tu gali kurti, kažką tai svajoti. Į dažniausiai užduodamą klausimą, ar įmanoma išgyventi iš keramikos, mokytoja atsako. Įmanoma, tik reikia irgi rasti savo nišą, reikia rasti savo vietą, reikia kažką pateikti naujo. Nedaryti tai, ką visi daro. Jeigu tu į tą masę bandysi įkristi, jeigu vienam sekasi, tu padarysi tą patį, tau nereiškia, kad seksis, ar ne? Tai tu turi stengtis kažkuo tai patraukti žmonės, kažkas tas tavo darbas, galų gale tas ir ta šiluma, ta energija visa, kom tu dirbi, irgi priklauso nuo to, ar tau pirks. Viskas persideda. Aišku, čia ne tik žodžiai yra, bet čia taip yra natūraliai, taip gyvenime yra. Keramikų menų ir dizaino mokymo centre galima tapti baigus 12 klasių arba pasirinkus tęstinio mokymo būdą. Įdomiausia, kad renkantis šią profesiją nebūtini ypatingi meniniai gebėjimai, net ir tvirtas pasiryžimas būti keramiku. Kartais būna ateina, nežinau, ko nori. Kodėl atėjai šiaip? Atėjau, man gyvenime toks atsitiko dalykas, kad nežinau, ką daryti, ir atėjau čia. Ir paskui įsirutulioja, sako, pasirodo, radau, arba kažką tai suranda, nes nėra taip, kad ateina žinantis, ką nori. Duodi tą terpę visą ir žmogus, paskui sakau, ramus, patenkintas išeina, gali būti, kad jisai grįš į kažkokį techninį darbą, ar ne, kur ten prie kompiuterio, bet jisai čia save surado, ar ne, susirinko save, sukaupė ramybę ir išėjo savo dirbti. Laimingas. Čia mes sukūrėm dar tą patį erdvinį daiktą, ar ne? Tai tame yra grožis visas, kad tu gali kažką tai dar sukurti rankom. Ten pas mus iš tikrųjų kursuok programa dabar vykdoma ir jau baigėsi. Ir kas mane nustebino, žmonės atėjo pagal tą kursuok programą visiškai nežinodami, kas yra molis. Daviau laisvę arbatinuką sukurti iš dalių, kad būtų sudėtingiau. Ir sakau, kiekvieno charakteris, tu gali pagal formą, pagal detalės atspėti, koks žmogus lipdė. Koks jisai yra, koks charakteris, koks jisai ar tikslus, ar jisai meniškas, ar jisai svajoklis, netgi ar jisai yra dominuojantis gyvenime. Viską parodo molis. Tai sakau, tame ta išraiška labai labai įdomi yra. Ta kūryba, nuostabu. Sakau, save išreikšti, tai čia yra nuostabu, kai tu turi šansą tokį gyvenime. Menų ir dizaino mokymo centras
praktikų mokykla. Todėl stiklas, metalas, medis, akmuo, oda, tekstilė netrunka virsti gaminiu. Čia rengiami dirbinių gamintojai, o nekantraujantis tuos gaminius originaliai panaudoti tampa interjero apipavidalintojais. Čia gali ateiti žmogus visiškai nelaikęs pieštuko rankoje. Jis gali čia pas mus pilnai išmokti specialių gebėjimų ar pasiruošimo. Čia stoti nereikia. Interjero apipavidalintojas iš tikrųjų išmoks pas mus nuo eskizo, tiesiog kolorito parinkimo, spalvinių sprendimų, nuo spalvų rato, eskizavimo ranka, akademinio piešimo, iki vizualizacijos taip, kaip jau užsakovui reikėtų pateikti, kaip žmogus įsivaizduoja savo įrengtą būstą ir taip, kaip norėtų matyti savo naujus namus įrengtus. Bet mes dirbam ne tik su gyvenamaisiais namais, mes dirbam ir daugiau. Turim ir visuomeninės paskirties, ir gyvenamosios paskirties, ir vitrinų, būtent interjero apipavidalinimo specialistai plačiai dirba. Tiek su vienais objektais, tiek su kitais. Ir yra taip, kad mes iš tikrųjų gaunam realų objektą ir jį įgyvendinam. Interjero apipavidalinimas labai apčiuopiama specialybė. Interjeras daugiasluoksnis procesas, daugybė ir akivaizdžių, ir iš pirmo žvilgsnio tikrai nematomų detalių. Mūsų spalvos lydi visur, ne tik interjere. Mūsų lydi ir makiaže, ir aprangoj, mūsų visur lydi spalvas. Iš tikrųjų, tik vieni pastebi, kiti nelabai pastebi. Bet visumoj, nesvarbu, kiek žinių turėsi, pas mus gausit visą bazę. Nuo eskizo iki vizualizacijos. Visas interjeras prasideda nuo grindų, sienų, lubų kūrimo, taip, vėliau baldai ir tik tada akcentai. Bet pats interjero apipavidalintojas, baigė šitą specialybę, jis susipažįsta su apdailiniu molio tinku, su akademiniu piešimu, su spalvų ratu, su moodboardų dėliojimu, su vizualizacijų. Tai yra labai labai platu. Tai jisai gali sukurti savo ir šviestuvą, ir šventinę dekoraciją, ir elemento ar detalę interjero, kažkokią elementą ar detalę. Tai labai labai svarbu yra tai, ką žmogus nori, kaip jis save mato ir kuria kryptim nori pasisukti. Tai tą kryptį ir gaires tu turi numatyti kaip mokytas profesionalas. Ir tada jam pasiūlyti. O pasiūlyti yra ką? Žinias, patirtį, kauptą ilgus metus. Esu baigusi interjero dizainą, esu baigusi architektūros studijas, taip pat prie 24 metais esu baigusi magistrą dizaino specialybę. Tai visas sukauptas žinias dalinuosi su mokiniais ir jas perdodu. Labai didžiuojuosi savo dabartiniais mokiniais, kur nuostabiai nutapė Čiurlionio metiniam paminėti paveikslą ir atrasti tokie perliukai skatino toliau ne tik mane kaip mokytoją tobulėti, bet ir tuos vaikus paskatinti ir tobulinti. Mane skatina tos idėjos, kurios nėra parinktos iš Pinteresto ar copy-paste padarytos, tiesiog kopijuojant. Man smagu atrasti kiekvieną žmogų individualiai. Tai mes tokių mokinių turim tikrai, kur jų gebėjimus aš tik paskatinau ir patobulinau. Tai man yra pats didžiausias džiaugsmas. Menų ir dizaino mokymo centro interjero apipavidalintojai išties išskirtiniai Lietuvos kontekste, bet ne tik, juk profesija neturi sienų. Kiekvienais metais dalyvaujam konkursuose, tikrai yra ir laureatų, ir padėkos raštų gavę. Pernai su mokinė važiavome į Vilniaus dailės akademiją. Yra kiekvienais metais, kai konkursai tikrai daug mokinių mūsų laimi ir tai didžiausias mūsų kaip mokytojų įvertinimas. Ir viską, ką jie pasiema, jie po to gyvenime pritaiko ir tą kūrybiškumą, ir savo gebėjimus tapyti, ir piešti. Viskas tai ir toliau pritaikoma yra. Labai svarbu, kad mokiniai turi puikias auditorijas, turi puikias klasės, kur gali savo darbus fotografuoti, dėti į portfolio. Mes ir padedam jiems susikurti tokį aplankalą, kad ateityje jie turėtų jau pagrindą viso ko ir savo darbus turėtų ne
tik apčiuopiamus, bet ir vizualiai matomus. Bendradarbiaujant su kolegijomis ir aukštosiamis mokyklomis, universitetais, tokiais kaip Vilniaus dailės akademija, tai tiek Kaune, tiek Vilniui, einam į atvirų durų dienas, taip pat keliaujam į studentų peržiūras, jie visą tą bazę gauna ir žino, kurią kryptim eiti toliau. Tai aš visada skatinu mokinius tęsti studijas universitetuose arba kolegijose. Interjero apipavidalintoju galima tapti įvairiai. Pavyzdžiui, per Kursuok platformą arba tiesiog stoti į menų ir dizaino mokymo centrą. Gimnazistai nuo 9 klasės gali ateiti pas mus mokytis vieno modulio ir pasimatuoti specialybę. Tai yra labai svarbu ateities kartom, kad jie pasižiūrėtų, ar jie gebėtų ir norėtų būtent šituo keliu eiti. Meno sritis yra lanksti ir jeigu turit bent kažkiek kūrybiškumo ir idėjų, tai šita specialybė interjero apipavidalimo kaip tik jums. Fotografas. Na, kaip nesutiksi, svajonių profesija. Juolab, kad šiuose kerų magijos, šviesų ir šešėlių laboratorijose nėra nieko, ko žmogaus protas nebūtų sugalvojęs ir įdavęs šiam burtininkui į rankas. Apskritai, svarbu žinoti, kad menų ir dizaino mokymo centre laukiami visi, įgyję pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokslas nemokamas, bendrabučio aprūpinama, kelionės išlaidos kompensuojamos. O sugalvoję keisti profesiją, įgyti dar vieną, ras lanksčias mokymosi galimybes. Mokykla – puikiausias startas apdovanotiems didelėmis ambicijomis, netikėčiausių sumanimų autoriams ir nusprendusiems kurti pasaulį savaip. Menų ir dizaino mokymo centre įmanoma viskas.